būtume mirę literaliai. 1, 2, eik tu. Čia šiaip sakė negalima gerti, bet aš pabandysiu gerti. Šitų vyrų neišgyvenčiau miške. Kur tas alus, kamuterį, trauk man alų. Jeigu mūsų seksualinis gyvenimas būtų, jeigu mes išsiskirtume. Kurie mano draugai tave erzina ir kodėl? Ai, buvo tam tikrų visokių draugų. Kaip tu jautiesi besilaukiant? Nu čia jeigu honest. Mes atvykom kempinti. 3. Valio. 3, Kamilė. 3. Pirmą kartą gyvenime atvykom kempinti į mišką. Mes esame mieste užauginti vaikai ir mes nemokame gyventi miške, todėl žiūrėsime, ar mes išgyvensime. Pradėkime krautis iš mašinos rakandus. Ajo, karutį, maladėts. Nėra, kad mes nesam kempinė, bet vieni, tik dviese. Teisingai. Su šeimom esam, bet su šeima nebaisu, o dviese baisu. Dirbk, moterie. Dirbk, būk mano vergo, aš būsiu vadovas. Let's go. Turime Comfort Double matrasą. Greitai išskleidžiama palapinė, nes mes nežaidžiam su tradiciniam palapinėm, mes modernus. Gavom per vestuves dovanų. Jo, true. Turim kėdę, bambalį vandens. Insane. Klausyk, mums reikės to antro karučio. Vienai nakčiai prisikrovė kaip 3 savaitėm. Čia tokių camping rakandų parodysime jau išsikempinę vietoje. Rūbai, padukai, šepetukai, ne? Get out the way, get out the way! Čia insane hebra irgi gavom per vestuvės iš mano tėčio, let's go, čia toksai super fancy šaltkrepšio su maistu. Jau vabalai. Viskas jau vabalai, važiuojam namo. Gerai, važiuojam. Let's go, baby. O, shit, aš jau ne tam važiuoju. O, nice. Tam kviliu. Family of 3. Wow, mūsų spotas. Bet gražus, ne? Fine. Man norėtųsi daugiau patogumų. Kur dušas prie pat? Mano asmeninis tualetas. Kur pašikti galiu? Čia bus mūsų spotas. Jei, mūsų house. Įsiskleisk. Super fast foldable tent. Dai, bandome užtaiminti. 3. Wow. Tik nesuplėšyk mūsų namų. Viskas dan. What? Viskas? Jo. 15 sekundžių. Reiktų savo. Kaip greitai, what the fuck, aš net pats negalvoju, kad taip greitai. Kaip patogu. Jo, labai. Uždaryk, kad neprilystų nesąmonės. Jo, tai uždarom. Nu, pažiūrėsim, kaip tau su pilvu, žinai, seksis čia miegot. Wow, Kamilė, tavo kėdė. Opa. Gerai, kažkaip uždėjau mikrofoną. Gerai, ponios ir ponai. Dabar biškai parodžiu savo camping įrangą, kokią esu nusipirkęs iš AliExpresso. Pradėkime nuo, atsiprašau už tokius sound efektus. Čia sakė, šitą miškę negalima nei klausytis muzikos, nei gerti. Čia yra problema. Wow, Kamilė, važiuok, aš turiu. Wow. Lėkštės. Visai geresnės lėkštės. Kamilė, žiūrėk. Wow. Arbatėlės. AliExpressinės galime pasidaryti. Tada žiūrėk visas kiaušinių baulas. Ir tada va kiaušinį kėpt galima netgi. Tada turim va tokį. Kamilė, 3. Mums 3. Ar ne? Taip. Čia turime tokį va alkoholinio alaus. Įsivaizduojat, aš norėjau nealkoholinį nusipirkt blankų, nes man draugas geris, man davė pargauti ir buvo labai skanu. Bet liko toks alkoholinis, tai pabandysim pažiūrėti, ar aš skanu. Čia šiaip sakė, negalima gerti, bet aš pabandysiu gerti. Martas geria alų, negaliu patikėti. Martas papūks auginant. Martas papūks bandys auginti. Kaip paslėp dabar? Sveikatą. Nu, koks pasaldus? Va, per daug putų. Skanaus, jo. Kempingas prasideda. Geriau nei namuose, Kamilė. Jo. Gerai pabėgti gamtą, ne? Jo. Kamilė sakė, jau antrą naktį norės čia būti. Dar valandą nepraėjau, čia suvat mašinu. Jo, Kamilė, apsiramink, gal užteks mums. Kamilė, ką ten nusipirkai, parodė? Kur čia? Nealkoholinio alaus. Kamilė, mums niekada alus nebuvo skanus, mes buvom alaus heiteriai ir nieką nesuprasdom žmonių, bet mes dabar geriam alų. Kas nutiko? Aš manau, kad mes augam biškiai. Jo. Skonio receptoriai keičiasi.
Ja. Ir gal, žinai, kaip ritualas yra gert kavą, pavyzdžiui. Jo. Tai alus irgi turi savo vietos ritualą. Nebūna alkoholinis, ne alkoholinis tą patį efektą padaro. Ateina iš mūsų šios. Slėpus alkoholį. Valio. Super. Blin, to stalą sugadinsiu. Reikia. Kaip tai padaryti reikia? Pavyko. Tu taip sakei, kad nori, kad aš padaryčiau. Nu, palik mano nealkoholinį, nes sako gerą alkoholį, nu kas vyksta? Imk mane gerk. Alkoholikė. Alaus nori. Gerai, tai ką, už pirmą kempingą, baby proofintom sąlygom su tualetais, dušais, mašina, pagalba 112, 10 minučių nuo miesto. Bet čia vis tiek Už survival. Na jo, toks tikras survival. Už kempingą. Tu pasakyk tostą. O, mūsų buvo anksčiau. Pasakyk kažką. Ne, aš nemoku taip. Moki. Nemoku. Nu, gerai, čia aš noriu atsigerti. Let the party begin. Plala, montaž. Out that pit, whoa, out that pit, whoa. I'ma praise God till I get up out that pit, whoa, pit, whoa, pit, whoa, pit, whoa, pit, ay. Ponios ir ponai, Martas Sinkevičius, dronistas is back. Pakelsim su dronu, biškai parodysiu apylinkės iš viršaus, kaip čia atrodo. Let's do this shit. Kaip bitskė tavo dėlį? Tikrai atrodo. Atsiprašau, aš nebandau flekti, nes toks droną manau. Feel like it's a vacation, and I'm so glad we can make it. Dressed down for the occasion, I look just how I feel, amazing. This a moment that I was waiting, just send me the location. Good vibes, ain't no complaining, yeah, I'm so high, I'm stargazing. Alright, take me on a one-way flight. All day, all night, yeah, let's set this thing off right. Ką principonas metas pasimaudyt, per daug žmonių užsimuša einant maudytis ar ten šokdami ir šiaip pasikesdami, tai aš prieš šokant noriu įlipti, pažiūrėti gilį, pačekinti ir tada šokti. Insane gilis. Šoka Niurka? Šalta, ne? Nu tipo, normaliai. Ko tu nesimaudai? Man kažkaip šalta. Jums šalta? Supratau. Eik tu apšė, zaibys vanduo hibrantai. Kaip greitai? Dar. Au, biškai balionas. Bičia, kada tu eisi? Ant kojų. Vaninukas spūdė kaip arbatėlė. Viskas, moteris. Pyksta manęs, reikia šašlykus kepti. Kiek nedaug vandens? Hello everybody, welcome to my first vlog. Today we are trying to make fire for the... Karočią. Aš dabar kukinsiu šašlykus antrą kartą. Iš tikrųjų ne. Pirmą kartą savo gyvenime be priežiūros. Be vyriškos priežiūros. Insane. Man 25 metai ir aš niekada gyvenime nekukinau šašlykų. Ačiū mamai ir tėti. Net iš tikrųjų nepasiėmėm ugnies jokių ir popieriaus, tai gerai, kad mums davė. O Neris, kaip manai, Kamilė, man pavyks? Aišku, šiandien manau pavyks, man daug kartų pakankamai esu matęs, kaip gal daro, kad dabar nepavyktų, žinai. Kaip užkurti ugnį pagal Martą Sinkevičių? Pirma, padėsim pagrindą, tokių mažų stiksų. Reikia visus sudėti mažus. Turbūt, kad ne. O čia, jo, jau klaida. Karočią, va, sudėjau va tokį. Ką tu, Kamilė? Laukiu vakarienę. Dabar imam popierių, šaunam popieriuką į apačią. Tai gal vieną įvidai? Jo, šiaip gerai sakai, kad tarp pagaliukų dar smart. Gerai, ponas. Tai mažai pagaliukų čia paužiu. Jo, nu dažnai ką pridėsiu. Toks, o? Apački, ugnis. Galim paimti ekstra popieriaus į ką.
Pafilmuokit operatorių, pafilmuokit veikia. Aš man atrodo, kad labai protingai padariau, kad tokį žydinuką papačią padariau, matai? Nes aš anksčiau bandžiau tiesiog degti viršų, žinai, ir iš to apačiuko eina, žinai, va, į viršų tas ugnis ir galima diagonės duoti, bet dar biškai dabar reikia. Kartais ugnies reikia neliesti, yra tokia taisyklė. Kartais tiesiog reikia leisti degti. Sako Martas pirmą kartą, kuriant laužą, turbūt be suaugusių priežiūros. Yra, man atrodo. Nu, nesidžiaug dar šitą palau. Karočiui, užgesinau laužą. Jo, o dabar va tokį va padarau ir to uždegsiu iš ten veržaus ir ten bus dabar nepus vėjo, žinai. Logiškiau. Nu va, jo, tu gerai sakei. Pipėts, na. Mes esam Dream Team, Hevar, tikrai, nu. Mano partneris in crime, the best. Vos nebevalgėm šitok, vos. Ką tik būtume mirę literaliai. Būga. Kurkis. Davai. Kur tas alus, ką moterį, trauk man alų ir dešras. Ir muzikos reikia trūksta. Tai va, gal nežinau, ką aš čia gerą tokį padariau. Aš padariau tokį vat bokštelį. Tai bokštelis visą laiką daro. Ir po bokštelio padėjau mažas, ant viršaus uždėjau tas didelės ir po visko padėjau tada popierių ir dabar viskas suveikė. Gyvenam mokomės, kaip sakoma. Miesto vaikis. Per gerai gyvenu. YouTuberis. Va. Iš kur šitie arbūzai, Kamilė? Iš sąžiningo ūkio. Iš labai nuostabių šeimininkų, Ja. kurie veža iš labai patikimų ūkių, ekologiškų ūkių. Jo, tikėtina, kad mažiau pesticidų čia, ką mes valgome, ne? Tikėtina, kad turėtų būti 0. Wow, 0 pesticidų, hebra. Pesticidai gei. Ką tik sakėm, pesticidai blogai, aš taip paėmė tada. Jo. Tipo patys geriausi čipsai, alų geria, karočią ir dar čipsus valgo. Svarbiausia, ar bus apie pesticidus. Ugnelė perfekto, dedam mėsą. Wow. 3 sekundžių triukas, 1, 2, eik tu. Kaip tik tempia, kukinam. Now we wait. Gražu. Gražu labai. Dėkui. Moteris patvirtino. Ką, ponios ir ponai, sveiki atvykę į mūsų mukbang vakarienę. Šiandieną mes Kirsime šašlyką, kuo greičiau per tramsiekų, kas daugiau suvalgys ir įsidės kuo daugiau į vieną burną. Look at this. Ta garsa. Iškepė? Tikrai Iškepė, čia gerai, aš dar arčiau, dar mažesnės ugnies, didesnės ugnies. Kontroliavau temperatūrą, kontroliavau situaciją. Aš visą laiką kepu, iškepu gerai, kai metu pataikau. Ką metu, tą pataikau. Nereikia leisti, kad gyvenimas laižytų tave. Tu turi laižyti gyvenimą. Tarzanas. 6-7, važiuojam. Ne, palauk. Nu čia jau tu rizikuoji, nes čia užstrigę yra. Matau, biškį kliūsta. Aha. Va. Čia tikrai iškepė. Man atrodo, jo. Jo, iškepė labai skaniai. Kas tu gaminu? Wow, pasižiūrėkite. Eik tu savo. Kokią maldelę reikia šauti. Va. Ačiū, Heinz, kad sponsori. Nu, pažiūrime. Martas Nukežus kepė. Nu, iškepė. Šaunuolį. Iškipau? Biški žalia. Biški gali būti žalia. Tai ką, už mūsų pirmą kempingą. Kartu, miške. Ir kad daugiau tokių būtų. Ką, pavalgime vat? Sveiki visi, mes dabar žaisim Babingtoną. Badmintonas. Sveiki visi, mes dabar žaisime Babingtoną. Let's go! Sveiki visi, mes dabar žaisim Babingtoną. Kamilė, what the hell, bro? YouTuber Martas Sinkevičius. Kaip Feniksas iš pelenų išlendi kartais kaip Pilypas iš kanapių.
Aš esu full time YouTuberis, aš viską, ką darau, tik YouTube'ą. Insane! Pasakyk kažką, 1, 2, 3. 1, 2. Metas Tea Party. Turime mūsų dujų balonėlį. Turime mūsų uždegistuvą. Wow! Fire! Fire! Now we wait. Yeah, now we wait. Vakarinis desertas. Wow! Wow. Karvė ten? Nu, karvė. Ai, ten vyras. Už mūsų desertą pirmo kempingo metu. Karšta. Jo, per karštą. Bandau užkurti laužą. Part 2. Šalta. Šalta. Tai brangioji, tu sušilsi. Gerai, tai aš išmokau, reikia bazę padaryti. Turiu tik 2 popieriaus lapus. Pradžiai turėjau gal 10. Wow, kaip profesionaliai. Žinoma, aš su patirtimi jau. Man atrodo, man pavyks. Po 20 minučių. Aš tai moku užkurti. Pasiduodu. Aš tų vyrų neišgyvenčiau miške. Jo, su manim neišgyventum, sorry. Real time disaster, čia kažkoks tau Real gauna. time sudeginsi, išmeta mišką visą. Ir toks kažkoks, toks... Kažkas gaunasi, bet nelabai. Iš daugiau popieriaus. Lista. Ja, viskas turim ugni hebra. Kiek laiko užtruko? 20 minučių. 20 minučių kūrėnau ugnį, na šiaip hebra. Šilta. Beveik termošoką gavau šalčio, dabar jau šilta. Dabar termohit, karoči. Nes dega tai pipės, kaip gerai. Čia faina meditacija tokia, ne? Žiūrėjau, kaip kempė gauni be laužo, žinai. Aha, trūksta gitaros. When you only need the light, when it's burning low. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain road, take me home, country road. Ponios ir ponai, dabar mes su Kamile pažaisime intymų santykių žaidimą, kuris vadinasi Dviese. 7 klausimų poroms. Klausimas Martokevičiui. Ar norėtum, kad kartu turėtume bendrą hobį? Koks hobis tai būtų? Bro, ar dar reikia šis atsakinėti šitą klausimą? Tai Kamilė Tankievičienė, mano žmona, yra mano pats geriausias partneris. Viskame, ką mes bet kame darytume. Nuo laiko leidimo kartu, nuo pasivaikščiojimo kartu, nuo visokių pramogų, nuotykių ieškojimo, kavukų gerimo, tada net verslų kūrimo, kempinimo, keliavimo ir dabar vat šeimos kūrimo. Ir buvo mano hobių partnerė ir pats geriausias žmogus, kokį aš turėjau šalia savęs daryti visus šitos dalykus. Tai ar man trūksta dar kažkokių hobių, kuriuos tu esi, tikrai ne, ar mes turim jų beprotiškai daug ir esu laimingas? Tikrai tai. Amen. Matot, merginas, kad yra atsiliepia, matot? Mano bratucha, davai, pacanas. Toks, man. Gerai, Kamilė. Klausimas tau. Jeigu galėtum išbraukti vieną įvykį iš mūsų istorijos, koks įvykis tai būtų? Wow. Nieko neišbraukčiau. Kiekvienas įvykis papildo kažkokių pamokų. Mes kažkaip būdu sugebam iš kiekvieno įvykio pasimti teigiamumą ir vis tiek tai atveda į geriausią būseną, kurioje galim būti. Tai nieko neištrinčiau absoliučiai. Net turbūt labiau iškelčiau visus tas nesėkmes kabutėse, ar ten visus, nežinau,
sunkesnius momentus, nes iš to daugiausiai išmokau kažko. Leim klausimą. Nu, tu tokia motivational, bet kokį klausimą išspirinsi, kad būtų pozityvus, žinai. Ne, Kažkokia boringness. sorry. Ne, nu, yeah, good answer. Nu, bet tiesiog taip yra toks, truly toks sakymas. Amen. Kas klausimas, kurie mano draugai tave erzina ir kodėl? Ai, buvo tam tikrų visokių draugų, kur aš sakiau, kad ten erzino dėl tam tikro ten alkoholio. Nu, bet tai buvo mano kažkokia problema ir noras paveikti žmogų, ar gal įspėti, kad atsargiai, jeigu ten gal vartoja alkoholį, kad ten tu netaptum tokia pat, ar jeigu ten apšneka pastoviai kitus žmonės ir, nežinau, skundžiasi gyvenimu, kad ar tavęs neigiamai nepaveiktų. Tai toks buvo gal warningas. Ir iš tos pusės galima sakyti buvo, kad nemėgstami kažkokie draugai, bet viskas normaliai, dabar net nelaikau jokio heito link jokių Kamilės dabartinių draugų. Anksčiau gal buvau labiau toksai, tas negerai, tas gerai. Bet tada ir pats nuvariau savai kažkokį kampą, kur aš galvoju, kad aš kažkoks gyvenimo teisinguolis. Irgi kažkoks labai jau geras, labai jau geras. Ne, bet ar tai... Iš tiesų, taip yra, taip. Būtent, ne, aš nesu kažkoks čia fake ass, tipo. Tiesiog bandė apsaugot mane. Aš apsaugus tave, klausyk manęs. Gerai, Aš viską žinau. Kamilė. N18. Jo, jeigu mūsų seksualinis gyvenimas būtų kaip filmas ar serialas, koks būtų jo pavadinimas? 50 Shades of Grey. Eik tu savo. Ne, noriu neatsakyčiau, bet kokią tai žinau klausimą prieš kažką. Ai, Tai tai čia gerai pavarėjai. Taip. Tai paliksi tom tie 50 Shades of Grey. gerai. Vadinas complete opposite. Klausykit, jūsų savo klausimais apie mūsų seksualinį gyvenimą. Nors šialiai čia kortų žaidimas, nieko nepaklausia. Bet lendat į žmonių gyvenimą. Va, koks jums skirtumas? Dročintuvai jūs. Žinau, kad Gerai, toliau. Kokioje veikloje manęs niekada nepalaikytum? Nu, blemba, turbūt alkoholio gerime tokio, kur nežinau, drunk ass bitch tiesiog būtum ir grįžtum namo ir aš tiesiog žiūriu tave toks. Nu, ką tu darai? Nežinau, bet aš ašgi nežinau aplinkybę, aš toks. Jau yra tai buvo, kaip sakoma, kažkas panašaus, kaip sako. Tikrai ne. Bet aš bandyčiau suprasti, kodėl tu tai darai, ko tu to sieki, žinai. Ir iš tikrųjų, gal aš tiesiog nebūčiau laimingas tada, jeigu tu darytum tai ir jeigu tau būtų nusišikti ant manęs, kiek tokia, žinai, santykiai toliau tęsiasi, kai yra tas vienapusiškas, man pofik, aš darysiu tai, ką noriu. Tai aš išsireikščiau savo nepasitenkinimą, pasakyčiau, kad man tai nepatinka, arba, ben nežinau, pasakyčiau, pakviesk mane kartu, tada varom kartu gerti ir ten prigerti. Na, bet, karoči, taip galvoju. Kamilė, jeigu mes išsiskirtume, kaip manai, ar mums pavyktų išlaikyti pagarbų ir gražų santykį? Ar vis dar linkėtum man gero? Manau, kad remiantis taip, kaip mes dabar bendraujam, tai mes tikrai gebėtumėm, nes nežinau, ar iš karto, žinai, nežinau, ar ant karštų, nežinau, dėl kokio aplinkybių ir visą kitą, bet aš labai viliuosi ir labai norėčiau dėl to, kad bet kokiu atveju jau 6 metus tu esi didelė dalis gyvenimo, žinai, pagrindinė dalis gyvenimo ir dar neišsiskiriam, tai yra tiesiog nelogiška negerbti gal žmogaus, kuris tau tiek suteikia ir tiek iš tikrųjų mylėjai, tipo, tai čia tiesiog net nelogiška. Nelogiška negerbti atsampanį, žinai. Tai taip, aš manau, kad mums pavyktų. Taip visą sako. Tai vat būtent, bet aš neįsivaizduoju, kaip bus evenčiai. Ja, mes vaiko laukiam, pamiršai? Kokios skyrybos kėbra? Nu. Mes susirišti for life. Ir vėl kišatės į mūsų vinigę. Ar aš esu tau kažką skolinga? Kokie tai dalykai? Ir tavo nuomonė, ar mes kaip partneriai turime pareigų vienas kitam? Kokios jos? Šie 2 klausimai. Tai pirmas, ar aš esu tau kažką skolinga? Ne. Ir tavo nuomonė, mes kaip partneriai turime pareigų vienas kitam? Ir kokios jos? Aš manau, einant į santykį, mes einame su tam tikrų lūkesčių, ko mes norim viens iš kito. Ir jeigu mes vienas kitą mylim ir gerbiam ir norim, kad vienas atlieptų vienus lūkesčius, kitas atlieptų kitus lūkesčius, tai mes turim savotiškai tokią pareigą vienas kitam, kurią mes žaidžiame, kad abu mes būtų laimingi, kad abu mūsų meilės kalbos būtų išpildytos ir mes jaustumėmės šitam santykiui gerai. Tai ir viskas, ta prasme, mes turim tam tikrą savo modelį santykių, kuris mums veikia, kad tu esi labiau ta tradicinė moteris, aš esu labiau tradicinis vyras, taip paprastai pasakius. Aš dirbu pinigus, tu gamini valgyt, paprastai pasakius. Ir vos ne mūsų tokios pareigos ir yra, aš sakyčiau, aš dirbu pinigus, tu gamini valgyt. Ir jeigu kažkas to nesidaro, mes tada kažkaip kitaip sprendžiam, galima užsisakyti maisto. Ir tu man gali irgi padėti uždėti pinigų, bet tokios tos mūsų pareigos. Ir ar tu man esi skolingas šias pareigas? Mes tiesiog taip gyvename, mums taip tinka ir mes esame abu tame, manau, laimingi. Kaip tu atsakytum? Jo, visiškai tai yra mūsų rolės, kuriomis mes pasiskirstėm ilgainiui. Tai vėlgi buvo etapais tam tikrais ir išsidevelopinam kol kas į tokį vaidmenis.
Dabar ateinam į naują vaidmenį tėvystę, kur dar galimai viskas gali switchintis. Arba paaštrėti, arba sustiprėti dar labiau. Tai jo, tai čia apie skolingą, tai čia nelogiška. Tu man skolingas, aš šitus 6 metus atidaviau tau ir gaminau, dabar tu man gaminsi. Amen. Tai viskas, baigiam. Jo. Baigiam į kamerą. Einame miegot. Kamilė, paskutinis asmeninis klausimas, ne iš žaidimo. Kaip tu jautiesi besilaukiant? Geriausiai savo roliai kol kas. Ką turėjai minėti? Nu, gražiausiam gyvenimo etape. Gerai, vienam iš gražiausių, gerai, tarkim. O koks kitas? Tai kokie buvo, gali sakyti. Kokie buvo? Nesakys. Einame miegot. Ne, šiaip iš tikrųjų, fiziškai tu jaučios biški negraži savo, bet viskas gerai. Nu, čia jeigu honest. Jo. Bet čia viskas gerai. Bet laukia, ne? Džiaugiesi? Čia irgi. Koks vardas bus? O kokia lytis? Tomas. Jonas. Bronė. Kad galėčiau bro vadinti. What's up, bro? Jum. Gerai. Kaip tau? Biški kietai mėgau. Skauda viską? Aš sušalau. Ir sukaitau vienu metu. Viskas, važiuojame į miestą, man. Per daug gamtos. Fu. Dabar valgysim kiaušus. Išsiveriam kiaušinius, nežinom, ar jie žvirti ar bus žali, tai bandom. Hot potato? O, atrodo, nekaršti tokie. Eik tu. Tai šitą tau aš čia žinau, galvo. Jis bus minkštas. Minkštas? Hebra. Nelaikyk taip, nenulupsi. Hebra. Eik tu. Martkai, taigi aš sakiau, kad karštas. Wow. Puikiai. Wow. Tu čia heitini mane. Nu. Skanaus. Aš neheitinu tavęs. Tu heitini mano cooking style. Tai aš esu... Tau visą laiką, nes tu kontroliuoji. Niam, niam.